Sveiki visi, labai malonu matyti jūs visus čia susirinkusius. Ir norėčiau pradėti šią mūsų žiemos ir sporto šventę. Tai va, labai džiugu, kad Ukmergėje vis dėlto yra tiek daug žmonių, kurie nėra abejingi sveikai gyvensenai bei aktyviam laisvalaikio praleidimui. Ir noriu paraginti ukmergiškius aktyviai dalyvauti mūsų surengtoje šventėje. Tai va, pradėsiu nuo to, kad tokia šventė yra regima pirmą kartą Ukmergėje, tačiau tikiuosi, kad ateityje ji taps tradicinė. Tokia šventė, kaip ir mes turime Deltuvos mūšio šventę, miesto šventę. Tai va. Ir labai dėkojam Ukmergės sporto centrui. Malonu, kad tiek nemažai susirinko šiandien tokį nelabai gražų žiemos dieną. Turbūt visus domina, kada bus košė. Košė bus apie 1 valandą. O dabar tada skelbiu šventę atidarytą ir kviečiame rungtyniauti. Na, kas mūsų teisingiausias? Labai sudėtinga iš tikrųjų išrinkti, nes visi taip viską gerai atsidaro. Turime apdovanoti reikės. Man atrodo, mano favoritė reikia kviesti su šiaurietiškom lazdom. Tai va, norėčiau pakviesti apdovanojimui. Va, labai gerai darė irgi žmogus. Ne, po vyrai gražiai, koks medalis? Šventės dalyvius kviečiu visus prie mūsų krašto apsaugos savanorių punkto, kuriame jie pristatys savo ginklus, amuniciją. Būtų draugas visą laiką, gerai? Atėmusi vaikų neturėsi? Turėsiu. O dabar kviečiu 8-ąją porą. Kas buvo 8? Pasimetė. Pasimetėm skaičiuose. O kiek buvo iš viso? Iš viso buvo 8 poros. Tėvas su vaiku, va. Labai gerai. Tėvas su vaiku. Galiausia porą apdovanoti. Mažiausias buvo dalyvis. Ir tėčiui dovanosi medalį, taip? Kareiviai nepasiduoda. Šventės dalyviai prašo palikinėti vyrų trenerius. Davai, traukiam! Palauk, išėjimų.
Nežinau, iš kur jos yra.